Sveiki visi, taigi rinksime jau 7 ginklanešių nugalėtojus. Kadangi rinkimo pačių dalyvių ir prizų dalinimo sistema kiek pakitusi, tai video bus kiek ilgesnis nei įprastai. Smagaus žiūrėjimo. Šis ginklanešys pasižymėjo dviem įdomiais dalykais, kad pirma tai yra, kad nusipirko, pasiektas naujas rekordas bilietų, tai yra 51, o antra, tai kad žmogus nusipirko bilietus ir buvo užbandytas, taigi goldas lieka pas mus, dar didesnis prizas, bei 2 bilietai atkrenta, nauda jum. Toliau einu aš į random orgą ir pasilinksminsim, taip sakant. Dėl pakitusios sistemos dabar atrinksime tik tai tuos, kurie gaus prizus ir tik tai vėliau jiems skirsime prizinę vietą. Ta pasiūlė Briedis ir tai bus kaip eksperimentinis variantas, žiūrėsim kaip seksis. Taigi pirmas patekęs sąrašą yra 36 bilieto savininkas, tai yra Martinokas. Antras patekęs sąrašą yra 42 bilieto savininkas, tai yra Azartiškas. Trečias patekęs į sąrašą yra 28 bilieto savininkas, tai yra Informal. Ketvirtas patekęs į sąrašą yra 38 bilieto savininkas, tai Scorpion. Penktas patekęs į sąrašą yra 29 bilieto savininkas Lukas. 29 skaičius tarp kitko yra kažkoks lucky, nes ne pirmas žmogus su juo laimi. Sekantis yra 10 bilieto turėtojas, tai Skarbas. Bei paskutinis žmogutis yra 13 bilieto turėtojas, tai Edis. Taigi dabar jiem rinksime vietas. Kiekvienas jau dabar turi po numeriuką. Ir dabar šitiem žmonėm bus išrinktos vietos. Nustatau 7. Taigi pirmą vietą gauna 7 žmogelis Edis. Antrą vietą gauna 4 žmogelis Scorpion. Trečią vietą gauna 1 žmogelis Martinokas. 4 gauna 3 numeris Informal. 5 gauna, 3 buvo, 5 numeris Lukas. Bei 6 vietą gauna Azartiškas, automatiškai 7 vieta tenka Skarbasui. Taigi, ačiū visiems dalyvavusiems, nenusiminkit, jei nepasisekė, gal pasiseks kitą kartą. Iki.